variantas dar, kas nori sužinoti iš tikrųjų konkrečiai, kokiamis problemomis pas mane kreiptis. Na va, tai jeigu išsiskyrėte, paliko žmona ar vyras, jeigu nesiseka darbe, jeigu per mažai uždirbate, jeigu kamuoja kažkokios tai mintis, jeigu yra, sakykime, kažkokios tai bloga sveikata, ilgai trunkančios kažkokios tai, bet, taip neaktyviai einančios lygos, taip vadinamas ir kiti negalavimai. Jeigu kamuoja baimės, nerimai, jeigu yra kūne kažkokių įtampų. Ir įvairios kitokios panašios, sakykime, problemas, kurios susiję su jūsų, sakykime, veikla, su jūsų galų gale emocijomis, jeigu nerandat savo vietos gyvenime, jeigu tiesiog visas gyvenimas atrodo juodas ir visi žmonės aplinkui blogi, ta prasme, tiesiog viskas tamsu, tai aš manau, kad aš jums galėsiu padėti, bent jau parodysiu, kuriuo keliu pradėti eiti, nes iš tikrųjų dar nei vienas gydytojas, nei vienas psichologas iš tikrųjų nieko neišgydė, jis te buvo tik tais treneris, pagalbininkas arba jūsų vedlys šitame gyvenime. Ir jūs pats iš tikrųjų, kada sutikote save pakeisti, jūs tada ir taip išgyjate tiek kūniškai, tiek dvasiškai.